Tai iš tikrųjų labai dažnai, kai klientas įsigyja pirmąjį turtą, jam natūralu kyla labai daug klausimų, kaip viskas atrodys, kokia bus tolimesnė sandorio eiga iki notarinio sandorio. Tai iš tikrųjų bent jau pas mūsų, kai įsigijate išsitus turtą, mes visą laiką komunikuojame su klientu ir jau kai ateina laikas eiti į notarą, mes jūs informuojame prieš adekvatų laiko tarpą, tam, kad jūs turėtumėte laiko susitvarkyti banko paskolą, jeigu yra reikalinga pasidaryti turto vertinimą. Kai visi bankiniai klausimai yra išspręsti, kai tu esate užsigarantavę finansavimą, tuomet mes ruošiame dokumentus notarui ir kad galėtumėt susipažinti su notarinė sutartimi, visą laiką jinai yra atsiunčiama maždaug 1-2 dienos iki notarinio sandorio. Kas svarbu notarinėje sutartyje, kokia būtų mano rekomendacija kaip pardavimų vadybininko, atkreipti dėmesį natūralu į turto kainą, į pagrindinius turto duomenis, pasitikrinkite, ar adresai sutampa, lygiai taip pat būtinai pažiūrėkite, kad nebūtų gramatinių klaidų varde, pavardėje, asmens kodas, kad būtų tiksliai nurodytas. Na, o šiaip notarinė sutartis susideda natūralu iš įvairiausių teisinių formuluočių, bet kas šiaip iš tikrųjų yra svarbiausia, tai yra turtas, kas perka, kaip perka, kokiomis sąlygomis. Ir natūralu, kad notarinės sutarties apimtis gali skirtis, bet standartinė iš tikrųjų naujos statybos turto notarinė sutartis yra apie 10-12 lapų plus priedai. Jeigu būna klausimų, natūralu visada jie yra atsakomi. Klausimas turbūt kyla, kaip reikėtų užduoti klausimus. Tarkime, labai dažnai, kai yra, tarkim, pardavimų vadybininkas, tai jisai tiesiogiai bendrauja su notarų biuru ir žmonės sako, tai mums galbūt dabar paskambinti notariatą, ar su jumis kalbėti. Tai mano rekomendacija yra, kad iš tikrųjų užduotumėte klausimus raštu, kad paskui, jeigu kažkada norėtųsi grįžti prie jų, kad labai tiksliai žinotumėte, kas buvo atsakyta, kokia buvo jūsų formuluotė. Tai kai gaunate notarinę sutarties šabloną, jeigu kyla klausimų, visus klausimus derinkite su pardavimų vadybininku, kadangi jis yra susipažinęs jau su notarinė sutartimi ir į labai didelę dalį klausimų jis jums atsakys ir pakomentuos tiesiogiai. O jeigu kils kažkokių specifinių klausimų, natūralu, tada galima bus komunikuoti ir su notaro biuru. Kai pirmą kartą įsigijame, yra labai įdomus ir apmokėjimas už notaro paslaugas, kas į jas įeina ir panašiai. Tai niekada nereikia už notaro paslaugas apmokėti prieš sandorį. Kai sandoris yra patvirtinamas, jūsų notaro biuro darbuotojai paklaus, per kiek laiko norėtumėte registruoti nuosavybę. Priklausomai nuo laikotarpio priklausys ir kaina registracijos. Na ir natūralu, kartais tenka išduoti tam tikrus sutikimus, įgaliojimus, kiekvienas sandoris yra individualus, tai, kaip pasakyti, ir kainodara gali keistis. Ar galima atsiskaityti grinais ir kortele? Su visais notarų biurais, su kuriais mes dirbame, galima padaryti atsiskaitimą ir grinaisiais pinigais, ir kortele. Jeigu niekada neteko lankytis notaro biure, turbūt įdomu, kaip reikėtų naviguoti, koks turėtų būti jūsų elgesys, tai iš tikrųjų mano rekomendacija būtų 5 minutės arba 10 iki suplanuoto notarinio sandorio, kadangi kartais tiesiog, kai yra nemaža apimtis, tarkime, notaro darbo ir taip toliau, kartais būna, kad anksčiau pakviečia ir natūralu, kuo daugiau laiko turėsite, tuo ramiau dar kartą galėsite peržvelgti notarinę sutartį ir jau kai esate susipažinę, kai jau esate pasiruošę patvirtinti sutartį, ją pasirašyti, labai dažnai ateina ir pats notaras, prisėda šalia ir dar kartą užtvirtinimui pereina per kiekvieną punktą, kurie yra svarbiausi apskritai sutartyje. Jeigu pasirašymo metu kyla kokių nors klausimų, be jokių problemų jūs galite paklausti arba teisininkės notaro biure, arba tiesiogiai notaro. Labai dažnai, natūralu, dėl greito gyvenimo tempo būdo neturime laiko grįžus namuose atidžiai perskaityti notarinės sutarties ir kartais būna, kai atsisėdame jau notaro biure prie didelio apvalaus stalo, yra noras, tarkime, kažką išbraukti, pakeisti. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad tokie dalykai jau sandorio metu nebėra derinami. Tam iš esmės klientas visada ir gauna sutartį prieš 1-2 dienas, kad galėtų išsiaiškinti visus klausimus ir jeigu tokių būtų, atlikti pakeitimus. Notarinio sandorio metu jau vyksta tik tais žodinis atsakymas į galimus klausimus, o jau pakeitimai pačioje sutartyje nebėra galimi. Tai labai natūralu, kad
įsigyjant pirmąjį turtą galite jausti šiokį tokį jaudulį, didžiulę atsakomybę ir tai yra visiškai normalu ir žmogiška. Mano rekomendacija, kaip sakoma, yra atlikti visus namų darbus iki notarinio sandorio, išsiaiškinti visus klausimus, kad į savo pirmojo turto įsigijimą ateitumėte maksimaliai geros nuotaikos, pasipuošę, na ir paskui, žinoma, po notarinio sandorio galėtumėte keliauti tiesiai į savo naujuosius namus ir džiaugtis naujoju pirkiniu.